įspėju, jog šioje laidoje bus minimi eksperimentai su žmonėmis ir narkotinių medžiagų naudojimas, atliekant nelegalius eksperimentus. Laida skirta tik švietimo tikslams, pasakojant apie jau įvykusius eksperimentus. Šia laida tikrai neskatinamas LSD ar kitų narkotinių medžiagų vartojimas, tačiau dėl paliečiančių temų ji nerekomenduojama mažamečiams ar silpnesnių nervų žiūrovams. Žmonijos istorijoje pasitaikė daug slaptų programų ir žiaurių eksperimentų. Tarp jų yra ir savo slaptumu ir žinoma žiaurumu galiausiai išgarsėjęs projektas MK Ultra. Tai slaptas, nelegalus ir savo tamsia istorija itin stebinantis JAV centrinės žvalgybos valdybos projektas, kuris buvo vykdomas nuo 1953 iki 1973. Paskutinė šių metų laida būtent ir bus apie MK Ultra projektą. Tai tema, kurią pasiūlė vienas iš žiūrovų, todėl jeigu irgi norite kažkokios konkrečios temos, palikite savo pasiūlymus komentaruose. Taip pat nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti kanalą Maistas smegenims ir pasidalinti šią laidą su draugais. O jeigu norite paremti kanalo veiklą, būdus kaip tai padaryti rasite po šiuo video. 20 amžiaus viduryje Jungtinėse Amerikos valstijose vis stiprėjo įsitikinimas, kad kitas pasaulinis konfliktas bus laimėtas ne mūšio lauke, o pasitelkiant žmonių sąmonę. Šią baimę ypač sustiprino Korėjos karas. Iš nelaisvės grįžę karo belaisviai atrodė pasikeitę. Kai kurie viešai kritikavo Jungtinės valstijas, kiti prisipažino dėl nusikaltimų, kurių esą net nepadarė, dar kiti atrodė emociškai atbukę ar visiškai psichologiškai palaužti. Žiniasklaidoje ėmė plisti smegenų plovimo terminas, nors tuo metu tai nebuvo moksliškai apibrėžta sąvoka, ji tapo galingų politinių ir psichologinių ginklų. Tarp Amerikos visuomenės ir politinių sluoksnių kilo nerimas. Jeigu priešas gali priversti žmogų užduoti savo šalį, savo vertybės ir net patį save, atlikdamas įvairius veiksmus, kurių net neprisimena. Ar apskritai egzistuoja laisva valia? Šis klausimas tapo egzistenciniu. Jei protas gali būti kontroliuojamas, juk tuomet jokia demokratija nėra saugi. Ir būtent ši idėja, ne įrodymai, o kilusi baimė, tapo atspirties tašku tam, kas vėliau bus pavadinta MK Ultra. Dar iki oficialios programos pradžios JAV žvalgyba jau buvo pradėjusi eksperimentuoti su žmogaus elgesio keitimu. 1949–50 metais CŽV inicijavo projektą Bluebird, vėliau pervadintą į Artichoke. Šių ankstyvųjų eksperimentų tikslas buvo ištirti, ar įmanoma apsaugoti JAV agentus nuo priešo tardymo metodų, taip pat ar egzistuoja būdai priversti sulaikytą asmenį bendradarbiauti prieš jo valią. Hipnozė, narkotinės medžiagos, priverstinis miego atimimas, izoliacija ir psichologinis spaudimas buvo laikomi neva teisėtais nacionalinio saugumo tyrimų metodais. Tačiau labai greitai gynybiniai tikslai ėmė virsti puolamaisiais. Vidiniuose CŽV dokumentuose vis dažniau buvo keliami klausimai, kurie net ir šiandien skamba šiurpiai. Ar įmanoma sukurti žmogų, kuris įvykdytų veiksmą, net žmogžudystę, pats to nesuprasdamas? Ar galima ištrinti prisiminimus? Ar galima visiškai valdyti kito asmens protą? Ar įmanoma implantuoti melagingą tapatybę? Šios ir kitos panašios idėjos nebuvo tik sąmokslo teoretikų kalbos. Jos iš tikrųjų buvo svarstomos aukščiausiuose Amerikos žvalgybos vadovybės sluoksniuose. 1953-aisiais CŽV vadovas Alinas Dulesas patvirtino naują programą, kuri turėjo peržengti visas iki tol egzistavusias ribas. Ši programa buvo pavadinta MK Ultra. MK Ultra nebuvo vienas projektas. Tai buvo pavadinimas dešimtims, o vėliau ir daugiau nei 150 projektų, o kituose šaltiniuose minimas ir dar didesnis su projektų skaičius. Kiekvienas jų turėjo savo numerį, atskirą finansavimą per fiktyvias organizacijas, fondus bei akademinės dotacijas ir panašiai. Jie buvo vykdomi universitetuose, ligoninėse, kalėjimuose, karinėse bazėse ir privačiose tyrimų įstaigose. Dalis mokslininkų nežinojo, kas iš tikrųjų finansuoja jų darbą, o kiti žinojo, bet sąmoningai pasirinko neužduoti jokių klausimų. Esminis MK Ultra bruožas buvo etikos atmetimas. Po Antrojo pasaulinio karo pasaulis buvo oficialiai įsipareigojęs daugiau niekada nekartoti žiaurių medicininių eksperimentų siaubo. Buvo priimtas Niurnbergo kodeksas, pabrėžiantis savanorišką sutikimą ir žmogaus orumą. Tačiau MK Ultra veikia taip, tarsi šios taisyklės neegzistuotų. Programos kūrėjai laikėsi nuostatos, kad egzistuoja aukštesnis gėris, kuris neva pateisina bet kokias priemones.
Šio mąstymo epicentre stovėjo amerikiečių įsitikinimas, kad Sovietų sąjunga jau žengė kur kas toliau. Nors vėliau istorikai kėlė klausimus, kiek šios baimės buvo pagrįstos, tuo metu jos buvo laikomos realiomis ir pilnai suprantamomis. Vidiniuose dokumentuose kartojasi frazės apie būtinybę neatsilikti, užbėgti už akių, perprasti priešą. Žmogaus protas tapo dar vienu frontu, kuriame CŽV manymu Amerika negalėjo sau leisti pralaimėti. MK Ultra administracinė širdis buvo tuometinis CŽV techninių paslaugų biuras, atsakingas už netradicinės, slaptas ir nešvarias operacijas. Būtent čia buvo priimami sprendimai, kokie tyrimai bus finansuojami, kas juos vykdys ir kaip bus slepiami pėdsakai. Šios skyriaus vadovu tapo Sidnėjus Gottliebas. Jis buvo biochemikas pasižymėjęs giliu susidomėjimu farmakologija ir žmogaus sąmonės mechanizmais. Jis jau dirbo prie ankstesnių CŽV eksperimentų, kurių metu buvo mėginta sukurti tiesos serumą ir įvairiomis narkotinėmis medžiagomis valdyti žmogaus protą. Tačiau vien ankstesnių nepavykusių bandymų jam neužteko ir jis pradėjo MK Ultra subprojektus. Apie programą žinojo ir jai pritarė aukščiausi CŽV vadovai. Richardas Helmsas, kuris vėliau tapo CŽV vadovu, dar ankstyvuoju laikotarpiu aktyviai rėmė idėją plėtoti cheminės ir biologinės priemonės, galinčias paveikti žmogaus elgesį bei protą apskritai. Jo raštuose atsispindi aiškus noras turėti priemonių, kurios galėtų sukelti laikiną ar nuolatinį psichikos sutrikimą, atminties praradimą ar visišką paklusnumą. Na, bet dabar pereikime prie to, kokiegi konkrečiai eksperimentai buvo vykdomi CŽV užsakymu, dažniausiai juos atliekant žmonėms, kurie nieko apie tai nežinojo ir nedavė jokio sutikimo, arba kuriems buvo pasakoma, kad dalyvauja tyrime, tačiau nutylima tikroji rizika ir eksperimento tikslas. Dažnai eksperimento dalyviai ne tik nieko nežinojo apie eksperimentą, bet ir buvo apsvaiginami tiesiog darbe, ligoninėje, socialinėse situacijose, kalėjimuose, slaptose patalpose, o vėliau stebimi, provokuojami, tardomi ir kankinami. MK Ultra eksperimentai buvo ne vien paprasti bandymai su narkotikais. Tyrėjai pasiteldavo daugą, nuo psichoaktyvių medžiagų iki jutiminės izoliacijos, hipnozės, elektrošoko, priverstinio nemiegojimo, psichologinio spaudimo ir pažeminimo. Pagrindinis tikslas buvo ne gydymas ar mokslinė pažanga, o supratimas, kaip toli galima nueiti ardant žmogaus psichiką ir ar įmanoma ją valdyti. Daugelis, kurie yra girdėję MK Ultra pavadinimą, draugė žino ir apie eksperimentus su LSD. LSD tapo MK Ultra simboliu neatsitiktinai. Galima sakyti, kad būtent CŽV ir supažindino amerikiečius su LSD, kai nusipirko rekordinius kiekius šios iki tol menkai žinotos medžiagos ir ėmė su jie eksperimentuoti. CŽV vadovybė tikėjo, kad LSD gali veikti kaip priemonė išlaisvinti pasąmonę, sugriauti gynybinius mechanizmus ir paversti žmogų pažeidžiamą tardymui. Dokumentuose buvo rašoma, kad norima išgauti prisipažinimus, sukelti amneziją, suvardyti tapatybę ar sukurti būseną, kurioje žmogus gali būti perprogramuotas, veikti kaip agentas. Praktikoje LSD eksperimentai buvo atliekami įvairiais lygiais, nuo kontroliuojamų laboratorinių bandymų iki visiškai chaotiškų situacijų, kai žmonėms LSD būdavo duodamas be jokio perspėjimo. Medžiaga būdavo įmaišoma į gėrimus, maistą ar net cigaretes. Kai kuriais atvejais LSD duota psichiatrijos pacientams, kaliniams, nuo įvairių medžiagų priklausomiems asmenims ir net prostitutėms, grupėms, kurias patys programos dalyviai ciniškai laikė tais, kurie negali vėliau pasipriešinti ir pridaryti problemų. Nuo šių eksperimentų nebuvo apsaugoti net ir mažamečiai, kurie irgi nesykį tapo MK Ultra aukomis. Eksperimentų intensyvumas irgi skyrėsi, kai kuriems žmonėms LSD buvo duodamas vieną kartą, stebint jų reakcijas, kitiems pakartotinai, dienomis ar net savaitėmis. Yra dokumentuotų atvejų, kai žmonėms LSD buvo duodamas ilgą laiką kasdien, siekiant stebėti, ar ilgalaikis poveikis visiškai suardys jų realybės suvokimą. O tai, žinoma, baigdavosi psichozės priepuoliais ar net visiškai suardytų protų. Vienas labiausiai šokiruojančių dokumentuotų epizodų atvejais, kai psichiatrijos pacientui Kentukyje LSD buvo duodamas net 174 dienas.
Tai buvo ilgalaikis sąmonės ardymas, kurio pasekmės iš esmės neišvengiamos - nuolatinės haliucinacijos, realybės pojūčio ir stabilumo nekimas, panika, paranoja, galimos ilgalaikės psichozės ir priklausomybės. Šis eksperimentas tapo vienu iškiausių pavyzdžių, kiek ilgai CŽV buvo pasirengusi spausti žmogaus nervų sistemą vien tam, kad pamatytų, kas lūžta pirmiau - protas ar kūnas. Kitas dokumentuotas MK Ultra eksperimentų pavyzdys - Nacionalinio psichikos sveikatos instituto priklausomybių tyrimų centre Kentukyje. 7 nuo narkotikų priklausomi afroamerikiečiai buvo veikiami LSD 77 dienas iš eilės. Net jei buvo įforminta, kad dalyviai sutiko dalyvauti eksperimente, tokio tipo priklausomybės kontekste sutikimas tampa visiška nesąmonė, nes žmogaus pasirinkimas stipriai veikia priklausomybę nuo narkotikų. Šio eksperimento logika buvo negydyti, o stebėti ilgalaikį poveikį, išmatuoti, kaip keičiasi elgesys, nuotaika, reakcijos ir ar įmanoma nuspėjamai įjungti žmogaus psichiką į norimą būseną. Kai CŽV suprato, kad laboratorijų sąlygos neatspindi realaus pasaulio, buvo pereita prie bandymų, kurių esmė taip vadinama psichologinė pasala. LSD buvo duodama žmonėms normalioje aplinkoje, be jokio perspėjimo ir informavimo, kad būtų įvertinta, kaip žmogus reaguoja, kai staiga praranda realybės kontrolę. Pasak išlikusių aprašymų, tokių eksperimentų aukomis tapdavo net ir patys CŽV darbuotojai. Senato medžiagoje aiškiai fiksuota, kad bandymai apėmė visus socialinius sluoksnius ir LSD buvo duodamas jų neįspėjant, paslapčia, įprastose situacijose. Taigi tokio tipo bandymuose žiaurumas slypėjo ne tik psichotropinėse medžiagose, bet ir situacijose. Žmogus nežinodavo, kas jam darosi, todėl natūraliai galvodavo, kad eina iš proto, gal net miršta, arba kad kažkas jį sąmoningai žaloja. Tada pridėkime tardymo elementą. Kai kuriuose epizoduose žmonės būdavo tardomi ryškiai apšviestoje patalpoje, stebimi specialistų, o jiems sakoma, kad jų klajonė sukelta psichotropinių medžiagų bus pratęsta, jei jie nebendradarbiaus. Tad žmogaus kančia tapdavo derybų įrankiu. Kitas gan žinomas MK Ultra eksperimentas - operacija Midnight Climax. CŽV įrengė slaptus butus San Franciske ir Niujorke, kur pasitelkus prostitutes buvo viliojami nieko neįtarintis vyrai. Jie būdavo apsvaiginami LSD, o jų elgesys fiksuojamas ir stebimas per veidrodį. Tokio eksperimento motyvas buvo dvejopas. Pirma, suprasti, kaip LSD veikia sprendimų priėmimo ir kontrolę. O antra, įvertinti, ar seksualinė situacija gali būti panaudota pažeidžiamumui ir manipuliacijai. Tiesa, vėliau net ir dalis CŽV darbuotojų kalbėjo, kad toks eksperimentas neatrodė kaip tikras mokslinis tyrimas, o veikiau vojerizmo apraiška. MK Ultra dalis eksperimentų vyko ir kariuomenėje, keliais etapais. Išlikusiuose aprašymuose minima, kad pradžioje buvo savanorių, žmonių, kurie tikėjo dalyvaujantis cheminės gynybos ar moksliniuose bandymuose. Vėliau antrame etape buvo mažesnės grupės savanorių, kuriems LSD buvo duota vertinant galimą žvalgybinę naudą. Tačiau labiausiai problematiškas yra trečiasis etapas, siejamas su projektu Third Chance ir projektu Derby Head, kai LSD jau buvo duodamas ne savanoriams, o po to vykdyti tardymai. Kitaip tariant, MK Ultra logika buvo gan žiauri. Kai savanorių duomenys tapdavo nepakankami, programa judėdavo į prievarto zoną, nes tik taip galėdavo patikrinti, kaip žmogus elgesi, kai nežino, kas jam daroma. Buvo bandoma išsiaiškinti, kas veikia realiomis sąlygomis prieš realią auką. Be to, MK Ultra neapsiribojo vien LSD. Buvo tyriamos įvairios medžiagos ir jų deriniai, įskaitant meskaliną, psilocibiną, skopolaminą, natrio pentotalį ir kitas. Vienas iš aprašytų technikų – barbitūratų leidimas į vieną ranką ir amfetamino į kitą. Kitaip tariant, pirmiausia, žmogus buvo slopinamas iki mieguistumo, o tada staiga išmetamas iš tos fazės su stimuliantu, sukuriant nestabilų sąmonės šuolį. Tokia kombinacija galėjo būti naudojama siekiant sujaukti žmogaus orientaciją, susilpninti valią ir padidinti kalbumą arba emocinį atsaką. Tačiau vietoj to eksperimentų dalyviai rizikavo net ir savo gyvybę. Mokslininkai ieškojo ne vienos stebuklingos tabletės, o kontrolės modelio, kaip išgauti informaciją, kaip sukelti amneziją, kaip sumažinti ambiciją ar valią, kaip sukurti euforiją be atkritimo, kaip imituoti ligas ar sutrikimus, kad būtų galima diskredituoti taikinį, kaip iš esmės valdyti kito žmogaus protą ir panašiai.
Cheminės priemonės dažnai buvo derinamos su psichologinėmis. Jutiminė ar sensorinė deprivacija – tai metodas, kai žmogus ilgam laikui tyčia atskiriamas nuo įprastų jutimų – garso, šviesos, socialinio kontakto, kartais net ir galimybės judėti. Tokiose sąlygose laiko pojūtis greitai išnykdavo. Žmonės pradėdavo girdėti neegzistuojančius garsus, matyti haliucinacijas, patirdavo panikos priepuolius. Net psichologiškai stabilus asmenys po kelių parų pradėdavo rodyti rimtus psichikos sutrikimų požymius. MK Ultra kontekste tai buvo vertinama kaip privalumas, nes desorientuotas žmogus tampa labiau pažeidžiamas įtaigai ir spaudimui. Be to, CŽV tyrėjai tokius rezultatus laikė įrodymu, kad žmogaus protas yra daug trapesnis, nei manyta anksčiau. Kai kuriuose aprašymuose ši logika vėliau buvo interpretuojama kaip 2 pakopų modelis. Pirma sukurti dezorientaciją, o tada pasiūlyti išėjimą, bendradarbiavimą, kaip vienintelį būdą sumažinti sunkiai pakeliamą diskomfortą. Taip pat MK Ultra dokumentuose minima hipnozė, tačiau ne kaip pramoginis reiškinys, o kaip potencialus operacijų įrankis. Tyrėjai pasitelkdami hipnozę bandė sukelti baimes, padidinti gebėjimą įsiminti ir atkurti informaciją, taip pat jie bandė derinti hipnozę su poligrafu ir tirti kaip asmenybė susijusi su pasidavimu hipnozei. Įdomiausia ir pavojingiausia kryptis buvo hipnozės derinimas su narkotikais, siekiant sukelti anterogradinę ar retrogradinę amneziją, kad žmogus atliktų veiksmus ar pasakytų dalykus, kurių vėliau net neprisimintų. Kitaip tariant, CŽV mėgino sukurti asmenis, kurie atliktų tam tikrus veiksmus ar net žudytų, net jei to iš tiesų visiškai nenori, o vėliau net neprisimintų, kad tai padarė. Visgi ši MK Ultra sritis vis dar apgauta nežinomybė ir neatsakytais klausimais. Išlikę viešai prieinami šaltiniai rodo, kad CŽV domėjosi hipnozės galimybėmis, tačiau dėl sunaikintų bylų iš esmės neįmanoma tiksliai pasakyti, kiek efektyvių rezultatų iš tikrųjų buvo pasiekta, bandant per hipnozę sukurti efektyvią žmogaus proto valdymo formą. MK Ultra eksperimentai nesykį baigėsi itin skaudžiai ir nebetitaisomai. Vienas labiausiai dokumentuotų ir tragiškų MK Ultra epizodų buvo Kanadoje vykdyti Donaldo Evano Camerono eksperimentai Allen Memorial institute. Šių eksperimentų esmė buvo esamos asmenybės išardymas ir tų pačių garso įrašų kartojimas siekiant įtvirtinti naujas mintis. Praktikoje tai apėmė pacientų panardinimą į vaistais sukeltą komą savaitėmis ar net mėnesiais. Tuo metu leidžiant triukšmo ar paprastų frazių klipus, taip pat elektros terapija žymiai didesnė nei įprasta galia ir paralyžiuojančių vaistų naudojimą. Pacientai dažnai atvykdavo gydytis įprastų problemų, pavyzdžiui, nerimo ar pogimdyvinės depresijos, tačiau vietoj to tapdavo žiaurių eksperimentų dalimi, o jų pasekmės buvo ilgalaikės ir kartais negrįžtamos. Dokumentuotose aukų aprašymuose minima amnezija, kalbos praradimas, šlapimo nelaikymas, šeimos narių neatpažinimas, net įsitikinimas, kad gydytojai yra jų tėvai. Yra išlikusių pasakojimų, kuriuose MK Ultra eksperimentuose dalyvavę žmonės bando pasakoti apie patirtą siaubą. Jie pasakojo, kaip ilgam laikui tapo visiškai neveiksnūs, turėjo pradėti gyvenimą iš naujo, lyg būtų nieko nemokantis naujagimiai, arba apskritai kalbėdami apsipylę ašaromis, nebegalėdami ištarti nė žodžio, nes patirti kankinimai buvo per daug žiaurūs ir apie juos buvo sunku kalbėti net ir praėjus nemažai laiko. MK Ultra turėjo ir krypčių, kurios dabar skamba kaip visiška mokslinė fantastika, bet anuomet buvo realiai planuotos. Vienas iš šaltiniuose paminėtų projektų – 54 projektas – karinio jūrų laivyno slapta programa, kurios idėja buvo panaudoti žemesnio dažnio akustinės smūginės bangas atminčiai ištrinti. Šaltiniuose pabrėžiama, kad programa nebuvo įgyvendinta, tačiau pats faktas, jog tokia koncepcija buvo svarstoma kaip rimtas įrankis, parodo MK Ultra tyrėjų mąstymo kryptį, kad atmintis buvo laikoma techniniu objektu, kurį galima nutrinti. Be to dokumentuose minima, kad jie sėkmingai užmigdydavo beždžiones ir kitus gyvūnus, naudodami radio ir elektromagnetinius signalus. Netgi daugiau, jie sugebėdavo tiesioginę tą žodžio prasme iškepti gyvūnų smegenis iki tokio lygio, kad gyvūnams išvis buvo konstatuojama smegenų mirtis. Tad išties kyla klausimų, jei tokie eksperimentai buvo sėkmingi su beždžionėmis, ar jų tikrai nespėjo atlikti su žmonėmis ir ar jie negalėjo būti sėkmingi. Tik dėja dėl išlikusių dokumentų trūkumo, tokie klausimai taip ir lieka tik klausimais bei spėlionėmis. Ilgą laiką MK Ultra egzistavo tik vidinė CŽV realybė,
Dokumentai buvo slapti, eksperimentai išskaidyti, o žmonės, kuriais jie buvo vykdomi, neturėjo nei balso, nei galimybės pasipriešinti. Tačiau net ir tokioje sistemoje anksčiau ar vėliau atsiranda momentų, kurių nebeįmanoma paslėpti. MK Ultra atveju šie momentai buvo susiję su konkrečiais žmonėmis, jų kančia, jų mirtimis ir jų artimųjų atkaklumu ieškant tiesos. Bene vienas svarbiausių lūžio taškų buvo Franko Olsono mirtis. Olsonas buvo biochemikas, dirbęs JAV kariuomeniai biologinių ginklų tyrimų srityje ir bendradarbiavęs su CŽV. 1953 lapkritį jis dalyvavo slaptame CŽV organizuotame susitikime, kurio metu Sidnėjus Gotlibas be dalyvių žinios į jų gėrimus įlašino LSD. Tai buvo dalis vidinio eksperimento, kuriuo siekta stebėti, kaip agentai reaguos į psichoaktyvią medžiagą. Skirtingai nei kai kurie kiti dalyviai, Olsonas į LSD reagavo itin sunkiai. Jis tapo neramus, prislėgtas, pradėjo reikšti baimės, kad praranda kontrolę ir kalbėjo apie moralinius konfliktus dėl savo darbo. Su kiekviena diena jis jautėsi vis blogiau. Bendradarbiai net ėmė bijoti, kad jis gali nuskriausti savo šeimą ir įkalbėjo jį pradėti psichiatrinį gydymą. Tačiau vos po 9 dienų nuo gautos LSD dozės 1953 lapkričio 20 naktį Olsonas iškrito pro Niujorko viešbučio langą ir žuvo. CŽV jo šeimai pranešė, kad tai buvo savižudybė, susijusi su asmeninėmis problemomis. Tik po daugiau nei 20 metų Olsono šeima sužinojo, kad jis buvo slapta apsvaigintas LSD. 1975-aisiais JAV vyriausybė oficialiai atsiprašė šeimos ir išmokėjo finansinę kompensaciją. Tačiau klausimai liko neatsakyti. Ar Olsonas pats iššoko, ar buvo pastumtas. Kai kurie vėlesni tyrimai ir nepriklausomos ekspertizės kėlė abejonių dėl jo savižudybės versijos. Tačiau galutinės teisinės išvados taip ir nebuvo padarytos. Olsono mirtis tapo aiškiu ženklu, kad MK Ultra turėjo realių mirtinų pasekmių. Kaip jau minėjau, MK Ultra projektai veikia ir JAV kalėjimuose. Vienas labiausiai aptarinėjimų atvejų susijęs su Jamesu Bulgeriu. Jis teigia, kad būdamas kalinys Atlantos federalinėme kalėjime, dalyvavo eksperimente, kurio metu jam ir kitiems kaliniams buvo duodamas LSD mainais už sutrumpintą laiką kalėjime. Oficialiai tai buvo pristatoma kaip šizofrenijos gydymo eksperimentas, nors iš tikrųjų buvo eksperimentuojama su proto kontrole. Vėliau Bulgeris teigia, kad eksperimentai buvo košmariški ir vedė jį link išprotėjimo. Jis net ėmė girdėti balsus galvoje. Bulgeris teigia patyręs ilgalaikius psichologinius padarinius ir tapęs dar labiau nestabilus. Amerikos kontroliuojamose teritorijose Europoje ir Rytų Azijoje CŽV taip pat sukūrė slaptus sulaikymo centrus, kad JAV taip galėtų išvengti baudžiamojo persekiojimo. CŽV sugaudavo asmenis, kuriuos įtarė esant priešų agentais, ir kitus asmenis, kurie tuomet buvo priverčiami atlikti įvairius kankinimus ir eksperimentus su žmonėmis. Kaliniai būdavo apklausiami, jiems duodant psichoaktyvių medžiagų, taip pat naudojant elektrošoką, ekstremalią temperatūrą ir kitus kankinimo būdus, bandant geriau suprasti, kaip kontroliuoti ir net sunaikinti žmonių protus. 70-ame dešimtmetyje JAV visuomenė vis labiau nepasitikėjo valdžia. Vietnamo karas, Pentagono dokumentai ir galiausiai Watergate skandalas sukūrė atmosferą, kurioje slapti vyriausybės veiksmai pradėjo kelti įtarimus. Žurnalistai ir kongreso nariai ėmė kelti klausimus apie žvalgybos agentūrų veiklą. 1973-aisiais, nujausdamas artėjančias problemas ir tyrimus, CŽV direktorius Richardas Helmsas įsakė sunaikinti didžiąją dalį MK Ultra dokumentų. Tūkstančiai bylų buvo sunaikintos. Tai buvo sąmoningas bandymas užkirsti kelią būsimam atsakomybės priskirimui konkretiems asmenims. Vis dėlto ne viskas buvo sunaikinta. Dalis finansinių dokumentų išliko atsitiktinai, nes buvo saugomi kitoje archyvų sistemoje. Būtent šie fragmentai vėliau tapo raktu, leidusiu atsekti nors dalį MK Ultra eksperimentų ir jų mastą. 1974-aisiais New York Times paskelbė straipsnius apie galimas neteisėtas CŽV operacijas JAV teritorijoje. Tai tapo kibirkštimi, kuri uždegė plataus masto tyrimus. 1975-aisiais JAV senate buvo sudarytas specialus komitetas, vadovaujamas senatoriaus Franko Churcho. Šis tyrimas vėliau tapo žinomas kaip Churcho komitetas. Jo tikslas buvo ištirti CŽV, FTB ir kitų žvalgybos struktūrų piktnaudžiavimą valdžia. Būtent šio tyrimo metu MK Ultra pirmą kartą oficialiai iškilo į viešumą.
Tai, ką komitetas rado, buvo fragmentiška, tačiau pakankamai rimta, kad sukrėstų visuomenę. Čurčo komitetas savo išvadose aiškiai konstatavo, kad MK Ultra pažeidė esminius žmogaus teisų principus. Tačiau tuo pat metu tyrimas atskleidė ir kitą nemažiau svarbią tiesą – atsakomybės mechanizmų beveik nebuvo. Sidnėjus Gotlibas, pagrindinis MK Ultra vadovas, jau buvo pasitraukęs iš CŽV. Jis liudijo kongresui, tačiau teigė nebeprisimenantis daugelio detalių. Kiti aukšto rango pareigūnai tvirtino, kad esą veikia pagal to meto normas ir nacionalinio saugumo interesus. Tad galiausiai ne vienas iš jų nebuvo nuteistas, ne vienas nebuvo asmeniškai pripažintas kaltu už sisteminius žmogaus teisų pažeidimus ir suluošintus gyvenimus. Tiesa, kai kurios aukos arba jų šeimos gavo finansinės kompensacijas. Reaguodamas į Čurčo komiteto išvadas, prezidentas Geraldas Fordas 1976 pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo buvo uždrausti eksperimentai su žmonėmis be jų informuoto sutikimo. Vėlesni prezidentai šias taisyklės dar labiau išplėtė. Oficialiai buvo paskelbta, kad tokie eksperimentai daugiau niekada nepasikartos. Tačiau ar tokie pažadai nebuvo ir niekada nebus sulaužyti, taip ir lieka neaišku. Šiam kartui tiek. Jeigu patiko ši laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. O norėdami paremti kanalo veiklą ir paskatinti dažniau kurti naujas laidas, būdus kaip tai padaryti rasite po šio video. Ačiū už dėmesį ir linkiu gražių, šiltų bei sėkmingų 2026 metų.